jūsų gyvenime reiktų, turėkite tą pačią dieną. Gaukite vartojamą paskolą iki 50 000 litų. Snoras, mano artimas bankas. Labas vakaras, antradienio naujienos Dzūkijos televizijos žiniose kviečiu žiūrėti, o jose šį vakarą matysite. San Martino ir Alytaus miestų vadovai aptarė ekonominio skatinimo centro atsiradimo galimybės Dzūkijos sostinėje. Darbą baigė praėjusių 4 metų kadencijos Alytaus rajono savivaldybės taryba. Loretos galerijoje veikia skulptoriaus Andriaus Lik darbų paroda. Kol buvo keičiama padanga, dingo 35 000 litų. Alytaus rotušėje vietos politikai bei verslininkai susitiko su Argentinos San Martino miesto lietuvių kilmės meru Ricardo Ivoskus. San Martino ir Alytaus savivaldybių vadovai bendradarbiavimo sutartis pasirašė dar 2006 metais. Svečiai iš Argentinos neatmeta galimybės Alytuje įkurti ekonominio skatinimo centrą. Plačiau apie vizitą Daina Baranauskaitė. Dzūkijos sostinėje viešėjęs San Martino meras Ricardo Ivoskus susitiko su Alytaus miesto vadovais bei verslininkais. Argentiniečiai į Alytų atvyko iš Kauno, kur aplankė San Martino ekonominio skatinimo biurą. Svarstoma galimybė tokį biurą atidaryti ir Alytuje. El objetivo principal es incrementar las relaciones. Pagrindinis šio vizito tikslas tiek komercinių, tiek kultūrinių santykių plėtra tarp San Martino ir Alytaus, bei tarp Lietuvos ir Argentinos. Šis bendradarbiavimas jau davė konkrečių rezultatų. Neseniai Kaune inauguravome ekonominio bendradarbiavimo plėtros centrą. Taip pat planuojame tokio centro atidarymą ir Alytuje. Taipogi apsvarstėme ir virtualaus komercinio bendradarbiavimo galimybę. Svečiai iš San Martino tikino, jog tai ne tik draugiškumo vizitas, tačiau aptarus verslo plėtros reikalus gimė ir konkrečios idėjos. Y de la Cámara de Comercio Argentino-Lituana, este es nuestro viaje número 21 a Lituania. Argentinos Lietuvos pramonės prekybos ir paslaugų rūmų atstovams čia jau yra 21 kelionė per paskutinius 6 metus. Argentinoje sulaukėme Alytaus verslininkų atstovų. Kaip prekybos rūmai taip pat esame priėmę buvusį prezidentą Valdą Adamkų. Mums atrodo, kad Lietuvos įmonės tiek Alytaus miesto, tiek kitų miestų turi tikrai realią galimybę reprezentuoti savo produktus Argentinoje. Alytuje matėme įvairių maistinės kilmės produktų, pieno produktų. Taip pat yra nemažai įdomių produktų iš gėrimų gamos, nepaisant to, kad Argentina pati gamina vyną. Jau užmezgėme kontaktus su įvairiomis technologijų įmonėmis. Beje, San Martino meras Ricardo Ivoskus dar vadinamas antru žinomiausių pasaulyje lietuvių meru po buvusio Kolumbijos sostinės Bogotos mero Antano Mockaus. Aš kalbu truputį lietuviškai, nelabai daug, pero yo žinau, que mano tėvai abudu buvo lietuviai, jie mirė, vienas gyveno mano motina gyveno čia Alytus, ¿no? Y mano tėvas gyveno en Šiauliai, ¿no? En rajones. Jie susipažino Argentino y ten apsižanino. Y taip, aš kai buvau mažiukas, klausydavau, kai jie kalbėjo lietuviškai. Entonces, truputį kalbu lietuviškai. Si aš būtų čia 6 mėnesiai, si aš gyventų Lietuvoje, aš kalbėsiu labai gerai. Skirtinguose žemynuose esančius Alytaus ir San Martino miestus skiria ir Atlanto vandenynas ir daugiau negu 13 000 kilometrų. Konteineriai su įvairiomis prekėmis iš Argentinos į Klaipėdą plaukia 28-35 paras. Atplukdyti 40 pėdų konteinerį kainuoja $2,4 tūkstančio. Šiandien Lazdijų meru išrinktas 2 kadencijas prieš tai mero pareigas ėjęs konservatorius Artūras Margelis. Varėnos mero postą praėjusią savaitę užėmė socialdemokratas Elvinas Jankevičius. Nuo Alytaus miesto rajono savivaldybių vadovai bus renkami šį ketvirtadienį.
Šiandien Alytaus rajono savivaldybėje per paskutinį šios kadencijos tarybos posėdį buvo svarstoma daugiau nei 30 klausimų. Iš jų patys svarbiausi buvo rajono savivaldybės mero bei administracijos direktoriaus praėjusių metų veiklos ataskaitos. Išsamiau apie posėdį Viktorija Daugėlienė. Šiandien Alytaus rajono savivaldybėje vyko paskutinysis 2007-2011 metų kadencijos tarybos posėdis. Jo metu buvo svarstomas 31 klausimas. Posėdžio metu tarybai buvo pateiktos Alytaus rajono savivaldybės tarybos ir mero bei administracijos direktoriaus 2010 metų veiklos ataskaitos. Kokie tie 2010 metai jums buvo? Nelengvi, bet įkvepiantys ir sutelkiantys ir iš tiesų investicijų prasme tai istoriniai. Maždaug per 78 milijonus litų buvo investuota į vairius objektus Alytaus rajone, tik per vienus metus. Na, gal ne visi objektai pabaigti, tačiau tai yra istoriniai dalykai. Kaip ir istorinė taryba baigė kadenciją ir tie metai tikrai mums buvo įspūdingi. Žinoma, tas atėjo nelengvai, reikėjo labai daug dirbti ir savivaldybės tarybai ir ypatingai administracijos darbuotojams. Iš tikrųjų metai, manau, kad buvo neeiliniai metai. Iš tikrųjų vykdėm, kaip ir minėjau, ataskaitoje vykdėm daug projektų ir manau, kad tuos darbus būtent šios kadencijos ir šių paskutinių metų pajutė mūsų Alytaus rajono gyventojai. Iš tikrųjų pagerėjo ir infrastruktūra, padaryta daug kelių, yra įrengtos kempingai, koalicinės teritorijos, iš tikrųjų padaryta daug. Pasak pašnekovų, per šią 4 metų kadenciją būta visko, tačiau paskutiniai metai buvo ganėtinai neblogi, o ir šiems metams prognozės optimistiškos. Prognozė tokia, kad ir po truputį, tačiau mažėja bedarbystės procentas, taip pat šiek tiek sumažinom šilumos kainas, benzine, taip pat šiek tiek atpiginom vandenį, kad ir labai nedaug, bet tačiau tai yra tokie pozityvūs žingsniai, kurie rodo į tai, kad ekonomika, kaip ir visoje Lietuvoje, taip ir Alytaus rajone po truputį atsigauna ir pagaliau statybai išduotų leidimų skaičius padidėjo, lyginant 9 ir 10 metus, beveik 260 leidimų išduota naujai statybai, tai rodo, kad žmonės investuoja, kad pinigų, kaip sakant, apyvarta juda ir kad tas gyvenimas iš tiesų po truputį vėl ateina į, taip sakant, tos laikus, kada tikrai buvo visai neblogai gyventi. Pirmasis naujai išrinktos Alytaus rajono savivaldybės tarybos posėdis vyks balandžio 14 dieną. Loretos galerijoje atidaryta skulptoriaus Andriaus Likdarbų paroda. Menininkas eksponuoja medžio skulptūras. Medžio simfonija tai skulptoriaus iš Birštono Andriaus Likdarbų paroda, kurią galima aplankyti Loretos galerijoje iki gegužės 4 dienos. Andrius Lik eksponuoja 20 iš medžio išdrožtų skulptūrų, daugiausiai moteriškų figūrų, tai moters torsai, biustai, galvos. Anot menininko, jo kūriniai gimsta intuityviai ir į jokius stilistinius rėmus savo darbų teigia nespraudžiantis. Tai yra paprasčiausia, kada kažką darai, tai darai būtent taip ir intuityviai ir iš pasąmonės, o ne nesąmoningai. Aišku, sąmoningai galvojas prieš tai, bet jau kai dirbi, tai nieko nebegalvoji, tik tai darai ir tikrai negalvoji, kokius rėmus tai įsprausi, ten, ar į stilistiką, ar... Taip, tai yra skulptūra, bet kurias, ką žinau, ne piešinys. Viskas yra daroma visiškai nuoširdžiai, nekomerciškai, nekryptingai pardavimui ar kažkam, tai grynai tai yra taip, kaip man atrodo. Su medžiu nuo vaikystės nesiskiriantis skulptorius Andrius Lik daugiausiai laiko praleidžia skobdamas skulptūras iš liepos ąžuolo. Taip pat naudoja įvairias metalinės detalės. Menininkas yra sukūręs darbų ir iš bronzos bei druskos. Andriaus Lik darbai įamžino ne vieno šventojo globėjo atminimą, o jos kultūrinės kompozicijos randasi tarp įvairių muziejų eksponatų bei puošia įvairias įsimintinas Lietuvoje vietas. Dabar žiniuose praėjusios paros kriminalinius įvykius apžvelgs Alius Mikelionis. Per parą Alytaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate buvo užregistruotos 9 nusikalstamos veikos. Įvyko viena autoavarija, išaiškinti 24 kelių eismo taisyklių pažeidėjai. Vakar 45 metų Alytaus miesto gyventojas išėjęs iš parduotuvės Lankava rado pradurtą automobilio padangą. Vėliau keičiant ratą degalinėje Statoil, iš automobilio salono dingo rankinė, kurioje buvo dokumentai ir 35 000 litų. Priminsime, jog tokiu būdu ilgapirščiai jau ne pirmą kartą apvagia gyventojus. Dažniausiai jų aukomis tampa vyriškiai turintys rankines. Vagišiai pastebėję tokį asmenį, palaukia, kol pilietis užeina į parduotuvę.
tada praduria padangą. Kol ji būna keičiama, pasisavinami be priežiūros palikti daiktai. Šiandien krepšinio klubas Alytus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijoje surengė krepšinio pamoką. Plačiau Šarūnas Bedulis. Alytaus krepšinio komanda surengė profesionalaus krepšinio pamoką. Žaidėjas Will Walker ir jį lydintis treneris Mindaugas Jaruševičius sportiniais sugebėjimais oranžinio kamulio valdymo techniką pasidalino su Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos mokiniais. Buvo pasiūlytas variantas modulis prabalsuoti visoms Alytaus miesto mokyklomis, kurios norėtų, kad įvyktų toksai pamokos pravedimas, fizinio lavinimo pamokos pravedimas su vienu iš Alytaus krepšinio klubo žaidėjų. Šiuo atveju buvo pasiūlytas ir pasirinktas Willas Walkeris, tai yra mūsų legionierius iš Amerikos. Kaip matėt, renginys tikrai pavyko, pamoka ta prasme, daug teigiamų emocijų tiek mūsų pačiam ir legionieriui, tiek jauniems krepšininkam. Man jau teko keletą kartų pravesti tokią paskaitą. Visada malonu pabendrauti su gerbėjais, už jų palaikymą atsidėkoti tuo pačiu. Buvo tikrai smagu, tiek man, tiek jaunuoliams. Manau, iš mūsų trenerio jie išmoko keletą vertingų dalykų. Balsavime dėl krepšinio klubo pamokos laimėjo Volungės pagrindinė mokykla, tačiau dėl šiuo metu remontuojamos sporto salės krepšinio paskaita atiteko Vanagams. Volungės mokykla nebus nuvilta. Alytaus krepšininkai mokyklos vadovų pageidavimo apsilankys gegužės 5 dieną vykstančioje sporto šventėje. Tiek naujienų šį vakarą, dabar rytdienos orų prognozė ir tiesioginė krepšinio varžybų transliacija iš Utenos. Gero vakaro ir iki rytojaus. Šią savaitę staigių šilumos šuolių greičiausiai nebus. Temperatūra į viršų kops palaipsniui. Mišrių kritulių, kurių šiomis dienomis vis pasitaikydavo vienoje ar kitoje Lietuvos dalyje, nebeturėtų būti. Drėgmė pasirodys lietaus pavidalu, o ir jis lankysis ne kiekvieną dieną. Priešingai nei praėjusią savaitę vėjai dažniausiai bus silpni arba vidutinio stiprumo. Pirmos savaitės pusės šiluma dar gana nuosaiki. Trečiadienio naktį lynoti pradės nuo pietvakarinio Lietuvos pakraščio. Dieną palis visoje šalyje. Debesų vis dar bus nemažai, tad naktį laikysis kelių laipsnių šiluma. Artimiausią naktį Alytuje bus 2, Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje 3 laipsniai šilumos. Trečiadienio dieną Alytuje, Kaune ir Vilniuje termometro stulpelis pakils iki 11, Klaipėdoje iki 7 laipsnių aukščiau nulio. Kad ir ko jūsų gyvenime reiktų, turėkite tą pačią dieną. Gaukite vartojamą paskolą iki 50 000 litų. Snoras, mano artimas bankas.